Šios vasario 16 dienos mūsų tautai šventės Dievo žodis pagal Evangeliją iš evangelisto Mato. Kalba vyksta apie išsižadėjimą, apie pasninką, kadangi mūsų šventė taip jau sutapo, jinai keliauja kartu su gavėnios laiku. Pirmasis gavėnios penktadienis. Dievo žodis mums primena vieną labai svarbę žinią. Kaip jau klausiausi, pradžių sakiau, pasiklausykite džiugiosios žinios. Vat jisai kalba apie džiugę žinią. Džiugioji žinia, brangus broliai seseris, yra tai, kad Viešpats kviečia ir sudaro sąlygas tapti lengvais. Jūs tikriausiai puikiai jaučiate fizikos dėsnį, vadinamą gravitaciją, čia taip techniškai vadinama, tai yra Žemės trauka. Žemės trauka labai jaučiasi, jeigu turiu šiek tiek savo kūne papildomo svorio, kurio nereikėtų turėti. Gravitacija yra fizinė, bet taip pat yra gravitacinė dvasinė. Kasgi mane taip slegia, sunkina mano gyvenimą, mano žingsnius, o jeigu turiu ir metų surinkęs nemažai, tai dar tie metai duoda apie save labai gerai žinoti, nes mano kūnas pradeda stipriau dėvėtis, o jeigu dar tą kūnas slegia svoris fizinis, mano kūnas tampa lėtesnis, daug kas man tampa skaudu ir kančia. Ir tokiu momentu visada labai džiaugsmas apima, jeigu gaunu progos pabūti lengvesnis. Pasninkas mūsų tautai yra kvietimas pasidaryti lengvesniais dvasinė prasme, tai vadinasi atsižadėti tai, kas mano gyvenimą laisvoje, nepriklausomoje nuo išorinių priešų Lietuvoje daro sunku, nepakeliamą. Viena iš svarbiausių priežasčių tai yra nuodėmė. Nuodėmė yra tas svoris, tas viršsvoris, kurio tau ir man Dievas neuždėjo. Dievas mūsų kūrė lengvais, kaip angelus, pagal savo atvaizdą ir panašumą. Dėl to pirmieji žmonės, jiems nebuvo sunku greičiausiai keliauti netgi oru, eiti vandeniu, jiems greičiausiai nebuvo problema svoris. Netgi tie žemiškiai dėsniai jiems ko gero nebuvo koks nors, mes sakom, sunkumas įveikti, nes pats Jėzus, jeigu prisimenat, labai gerai parodė tą palaimintąją būseną, kokie esame sukurti, kai Jėzus po prisikėlimo yra irgi išlaisvintas nuo to svorio, tiek fizinio, tiek ir pasaulio svorio, eina kiaurai į sienas, kiaurai uždarytas duris, nebėra sunkumų, nebekankina alkis, karštis, šaltis. Ar jūs norėtumėte tokios būsenos, brangus mano tautos broliai ir seserys? Nežinau kaip jūs, aš tai labai. Todėl šiandien Viešpats ir kviečia. Jeigu norite, kad sekantis Lietuvos nepriklausomybės metai būtų lengvesni, visų pirma, sako Viešpats, atsiverskim ir tikėkime Evangeliją. Pradėkim pirmas žingsnelis numesti bereikalingą svorį. Atsiverskim Bibliją. Nežinau, kiek iš jūsų tai darote kasdien, bet tikrai esu nustebęs ir tikrai lenkiu galvą prieš kretingiškius, žemaičius ir tikriausiai, kurie manęs dabar klausysis ir nuotoliniu būdu. Taigi, kurie turite laiko ir pradedate dieną va taip padarydami pirmąjį savo palengvėjimo laisvės žingsnį,
atsiverčiau. Žodis atsiversti, atsiversk kada nors Dievo žodį. Atsivertus, tada perskaitau akimis pirmas 3-4 eilutes ir tegul tai būna toks tavo pasninkas. Paskui, kaip įsivažiuosime daugiau, pajusit apetitą, bet Viešpats sako, nepersivalgykite gerų dalykų. Sako, ir nuo gerų dalykų paskui būna sunku, kitas iki pasimetam. Mūsų kaip kunigų pareiga yra tokia, todėl jūs ant mūsų tikrai nepykite. Jeigu mes kunigai, čia kaip parašyta, Viešpats pranašui sako, šauk visą gerklę, neperstok, teskardi tavo balsas tarytum trimitas. Dovanokite, jau kartais pašūkaujam, dar įsigarsinam, arba jeigu mus išgirstat kažkur tai gatviai su kokiu megafonu vaikščiant, kokią kolonėlę pasistatę, tai jūs ant mūsų nepykit, mes darom savo darbą. Ir jeigu mes nešauksim, jums galas. Buvo labai graži šiandien nuostabi šventė mūsų miesto nepriklausomybės aikštėj, nuostabus mūsų miesto mero Antano ir taip pat mūsų garbingo globėjo kaip angelo sargo kito Antano Seimo nario žodžiai pasakyti, labai taiklus, tiesiog jie irgi garsiai, nes jau tyliai nebeišeina. Jie kvietė mumis irgi į tą patį, į tą, ką kviečia šiandien Viešpats, atsiversti, grįžti prie šaknų, prie tikėjimo, prie Evangelijos, išsižadėti nuodėmės, pakovoti, atkovoti užleistas teritorijas, kurias iš mūsų labai gudriai, metras po metro atiminėja šio pasaulio kunigaikščio sekėjai. Tai tie, kurie daro neteisybę, kurie daro visokius socialinius eksperimentus su mūsų šeimomis, su mūsų vaikais. Ir jeigu tylėsim, galas mums. Todėl ir jūs galite šaukti visą gerklę, nes turite irgi pranašų dovaną, per Krikšto sakramentą gavot. Tegul jūsų teskardi balsas, kai kovojat, kai ginat savo vaikų teisės, savo kaip žmogaus orumo teisės. Šiandien vyrams reikia apginti savo vyriškas teisės, moteris, merginos turite apginti savo teisės, bet ne prieš brolius seseris, bet prieš tuos, kurie bando iš jūsų atimti moterišką laisvę, vyrišką laisvę, vaikų laisvę. Taigi, ką turime padaryti? Antras dalykas, kai atsivertėm Dievo žodį, perskaitėm, Viešpats toliau kviečia, brangus mano vaikai. Neužtenka, kad jūs atsivertę, paskaitę Dievo žodį, pacituosit, va taip kaip tas kunigėlis čia pašūkauja, pašneka. Pirmiausiai, tas žodis turi būti tavo gyvenime įgyvendintas tavęs paties. Štai koksai Dievo paties pastebėjimas mūsų tautai. Kadangi Dievo žodis, kai mes klausomės, šiandien buvo pranašas Izaijas, 58 skyrius, 1-9 eilutės, ten Dievas sako, jūs pasninko dienomis tvarkote savo reikalus. Jūs, kada deklaruojat, kad, jeigu taip kalbėsime apie pasninką, politinę prasme, kad mes kovojam už žmogaus teisės. Mes norim čia visiems būti tolerantiški ir taip toliau, sako, jūs veidmainiai. Jūs prisidengdami žmogaus neva teisėmis, prisidengdami tolerancijomis, instaliuojat sodomizmą, iškrypimą, pragarą. Faktiškai pragarą darot ir už tai rizikuojat, broliai lietuviai, žemaičiai, būti sunaikintais kaip Sodoma ir Gomora. Tie vadinami tokie netgi religiniai pasipuošimai. Pelenais pasibarstysiu išorinę galvą. Šiandien įsivilksiu į trispalvės vėliavos apsiaustą, palaikysiu vėliavą rankoje.
sudainuosiu, sugėdosiu Lietuvos himną, galbūt pasipuikuosiu kažkur tai viešoj erdvėj. Viešpats sako, žinot ką, manęs tai visiškai nejaudina tokie, mes sakom, mūsų pasninkai, pasigerinimai. Sako, noriu, kad jūs įsidėmėtumėt, kad išsaugotumėte laisvę, kad išsaugotumėte savo orumą, kad išsaugotumėte tuos palaiminimus, kuriuos aš jums daviau. Taigi sako, atsižadėjimas, kokį aš mėgstu, tai pirmiausiai atitaisyti teisingumą. Be teisingumo nebus taikos, be teisingumo nebus laisvės. Taip citavo šventas Jonas Paulius II. Išsižadėjimas, sako pasninkas, kurį aš mėgstu ir kurį turėtumėt atkreipti dėmesį, tai nuimti neteisėtus pančius, uždėtus kitiems, atleisti surišimo virves, paleisti kankinamuosius, sutrupinti bet kokį jungą. Tai vadinasi, jeigu aš esu pririšęs kitą savo skolomis, jeigu esu kitą surišęs savo įtakos sferomis, žinot, kaip mes mokam manipuliuoti. Moteris moka labai gerai pamanipuliuoti vyrai irgi kartais moka pamanipuliuoti moterimis, vaikai moka mus pamanipuliuoti tėvais, kad išgautų tai, ko jie nori. Sako, pirmiausiai atleiskite šituos manipulacijų virves, jungus. Toliau kitas dalykas – socialinis teisingumas. Jeigu tave Dievas palaimino geresnė alga, turi daugiau prisikaupęs turto, gal pas tave šaldytuvė per daug maisto, gal tavo rūbų spintoje per daug gražių dalykų, pasidalink su kitais. Sako, štai ką reiškia būti laisvais, nepriklausomais. Štai ką reiškia palengvėjimas, tai dalytis savo turtais su alkstančiais, priglobti pastogės neturinti vargšą, aprengti matomai nuogą ir likimo valiai ir nepalikti brolio. Sako, jeigu šitaip darysim, brangūs žemaičiai, lietuviai, tada tartum ryto žara nušvis mūsų himno žodžiai, nušvis tavo šviesa. Ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius te lydi. Tai tada taps tiesa, tai nebus teorija, tai nebus užsiklijavimas ženkliuko 2 kart metuose. Ir tavo sveikėjimas greitai stumsis į priekį. Sergančių yra mūsų tarpe, kurie serga nuo per didelio svorio, ar tai priežastis nuo neteisingo gyvenimo, galbūt nesveiko gyvenimo. Štai, Dievo pažadas, sako, tavo sveikėjimas, sveikata tavo gerės. Tavasis teisumas žengs tau iš priekio. Nebereikės socialiniuose tinkluose rodyti, kiek tu gerų darbų padarai. Tiesiog tu ramiai gyvenk. Tarp tavęs ir Dievo tegul būna tiesa. Ir pamatysit, Viešpats suras būdų, kaip tavo gerus darbus taip nušviesti, kad tu būsi nustebintas. Vieną gražią dieną tu galbūt atsibusi savo miesto teritorijoje ir sužinai, kad esi paskelbiamas viso miesto metų žmogumi. Sakysiu, bet aš nieko nepadariau. Taip, tau taip atrodė. Daugybė žmonių. Pats Dievas tave įvertino. Tegul būna taip. Sako, ir kas yra nuostabu, kai kreipsimės tada į Viešpatį su mūsų maldavimais, prašymais, kai žvakutes dėlioksim prie Antano, prie Marijos, sako, va tada Viešpats atsilieps. Kai šauksies, jis tars, aš čia. Kaip jums tokia sekanti mūsų laisvės ir nepriklausomybės metų programą? Man patinka, nežinau kaip jums. Jeigu taip, kągi, pasitempiam, apsivelkam ne tik tai iš išorės trispalvę, bet apsivelkam Viešpačiu Jėzumi Kristumi
geraisiais samariečiais, tuo gražiu atgailos rubu. Ir Viešpats atėjus laiku tave išaukštins. Amen.